Čia aišku, nėra viskas taip paprasta. Na, yra kalbama, kad galbūt skepticizmas toks kyla ir iš tokio seno, kad ir Šokinas apie tai kalba, bet čia yra ir daugiau kas tokio labai seno ritualo, ir europiečių mįslių uždavinėjimo. Kai vienas, pavyzdžiui, yra kalbama, yra žinomi faktai, kad naujiems metams artėjant būdavo pasiskirstydavo dvi stovyklas, tarkim, brahmanai ir per ritualą uždavinėdavo vienas kitam klausimus visokius ir bandydavo kiti atsakyti, minklės tokios. Ir čia tiesiog yra ritualinis dalykas, nes mes atliekant ritualą kažkokį kuriam tikrovę iš naujo ir mes klausdami, mes performuojame ją, mes kvestionuojame ją. Ir šitas tiesiog, pats klausimas ir jis turi tokį, sakytum, ritualinio tokį kažkokio momento, ateinančių iš archaikos kažkokios gilos. Čia nėra toks, kad tiesiog noriu klausinėjau. Kad ar tiesiog visko abejoju, čia tiesiog dar šitas kontekstas, yra, kad jis Indijoje buvęs ir Graikijoje buvęs ir Lietuvoje buvęs, aš su mislėjom daugeliu mislių ir čia bendrai indoeuropiečiams būdingas. Tai ir iš to gali būti, kad ateina, kad vėliau tiesiog iš to religinio konteksto tai tampa tokius pasaulietinių reiškinių, galbūt tiesiog klausinėjo, aš visko pradedu abejoti. Tiesiog toks virsmas, kažkas tokio. Šitą kontekstą turėtų omeny. Tokiam kontekste labiau pagrįstas buvimas viso šito. Jo. Dar toks senas įdomus, visai bendrai diskusijai aspektas, tarp kalbant apie Červako materializmo ryšys su etika. Mes tarkim, čia kaip dabar buvo toks visiškai hedonizmas. Tuo tarp, jeigu pasižiūrės į vakarų pasaulį, tas pats, vėlgi tas pats mokslas iš principo, pasakytas daugiausias materializmo pamatų, bet tas etinis aspektas net ir pas tokius pakankamai stiprius materialistus jis vis tiek egzistuoja. Kiek materializmas, sakykime, siejasi su etika? Ar ta prasme, tai turi būti būtinai hedonizmas? Ar jie ten turėjo iš viso, tie červakai, jie turėjo etinį kažkokį tai sanklodą, kažkokią tai išraišką? Na tai tuos liudijimus, kuriuos mes turime, tai jie tokie, kaip sakyti, tendencingi, šališki, kaip minėjau, kad kol gyvenk linksmai, sukham gyvenk. Bet čia sakau, nereikia labai tai žiūrėti taip kritiškai, nes pavyzdžiui, koks kokia nors epikūriškas hedonizmas, tai nėra, kad tu carpe diem ten ir visada tu ten lėbauji, ten sukam, ten linksmai tu gyveni. Ne, tiesiog tu derini ir tu protingai mėgaujasi tiesiog tu ten kažkur, čia grinai iš graikiško konteksto mes galim bandyti apie tai kalbėti, nes čia trūksta žinių šiek tiek dėl červakų, bet tiesiog sau ramiai kur nors sode, daržą turint kažkokį, pavyzdžiui, draugystę. Tai, atrodo, buvo labai svarbi Epikūrui. O ne lėbavimas, kaip tik sakė, kad neprotinga. Jam su draugais pakalbėti čia yra, o po to, kas jau bus, aš nemastau, nes ten jau negaliu apie tai pasakyti. Nes kai jau mirsiu, manęs nebus, kam apie tai jaudintis, o kol aš esu, tai viskas tvarkoja. Tai toks argumentas, aš tiesiog gyvenu toliau. Tai aš manyčiau, kad tiesiog gali būti tas hedonizmas, jis tiesiog toks pamatuotas. Tiesiog nes mes dabar dažnai, kai sakom žodį hedonizmas, mes turi tą neigiamą reikšmę labai stipriai. Tai aš manyčiau, kad ir červakai, jie tikrai nebūtinai buvo, kad jie tokie buvo grubus, jie ten tik tai linksminosi ten, bet buvo tikrai, manau, kad ir tokio tiesiog, sakykime, protingos tokios etikos materialistinės. Protingos, kad
nebūtinai, kad aš ten eikvoju save, bet aš tiesiog suvokiu, kad viskas medžiagiška, tai aš tiesiog saikingai viską darau ir tiesiog galiu mėgautis saikingais malonumais ir aš apskaičiuoju tą viską. Čia, aišku, labiau 19 amžiaus, ten utilitarizmai susijęs su skaičiavimais, tais visais matematiniais. Ten malonumo, nemalonumo, bet svarbiausia, kad nebūtinai suvokta materializmą kaip grubų labai. Tokį, čia manyčiau. Ir čarvakai tikriausiai būtų ir toks čarvakų variantas, bet mes tiesiog neturim duomenų apie, kad būtų kažkas panašaus, kaip Epikūras, tarkim, būtų pasakęs. Jam draugystė didžiausias malonumas. Dar vienas klausimas tenai, kur grįžtant prie tų karpų 8,7 milijonų. Ir paskui, tai jie taip sako, kad ir po to jau visi pasiekė nirvaną, visos gyvos. Jo. Tai čia daugmaž panašu kaip Kristaus, kad visi kartu paskui atsibus. Manyčiau, kad taip, kad net pasiekė ir Nigoda, čia tas žodis, kur vartoja Mahavira. Čia tos labai mažos būtybės, tos neįžiūrimos Nigodos. Tai net ir Nigodos pasiekė po tiek tai karpo. Taip, čia labai ilgas laikas. Čia toks kaip amžinybė beveik tas skaičius, kaip begalybė beveik pateiktas. Tai čia iš to po to susiformuoja, tai kad amžina visa tai yra. Pas tamiliškų literatūrų yra tas supratimas minėtas, kad yra. Bet čia Lietuva netietvamas. Kokių dar būtų klausimų? Dėl tekstų pačių gal. Dėl pseudo Šankaros arba tiesiog Šankaros. Pseudo sakau, nes manoma, kad tikrai tai ne Šankara parašė, nes minėjau, Šankarai priskiriama tik Brahma sutros komentaras su Panišadu ir Bhagavad Gytos ir galbūt Upadešo Sahasri. Bet jam daug priskiriama, bet tikriausiai šitas Sarva Siddhanta Sangraha, tai čia ne Šankaros veikalas. Bet tiesiog vardas Šankara. Bet tiesiog čia tokių yra labai tokių vietų, man atrodo, įspūdingų. Gal kažkas galėtų pakomentuoti, jeigu kažkas turi tekstą. Pavyzdžiui, vienoje vietoje sako šitam tekste, kad mėgaujimasis svarga dangumi susideda iš to, kad mes valgome tokį mielą saldų maistą čia ir mėgaujamės čia, kaip suprantu, mergelių, kažkokių 16-mečių kompanija, mes malonumais mėgaujamės iš to, kad mes gražiai rengiamės, kad yra labai malonūs saldūs kvapai aplinkui, kad yra visokie gėlės aplinkui, papuošimai visokie. Ir čia yra malonumas visas. Ir apie Mesioką, čia yra rojus, čia yra svarga. Ir visiškai priešingai patirtis pragaro yra susijusi su, tiesiog galiu, nieko prieš angliškai galiu tiesiog paskaityti, nes the experience of the miseries of hell consists only in the pain caused by enemies, by injurious weapons, by diseases and other causes of suffering. A final beatitude of moksha is, however, death itself, and that consists in the cessation of breath, the principal vital air. Tai, o pragaras šiuo atveju būtų tai, kai mes, tai yra tai, kas susijęs su ginklais, su lygomis ir su visuo, kas su kančia. Tai čia tiesiog žemiška kančia. Čia yra pragaras, tai nėra kažkokio tai už pasaulio esančio toli pragaro. Ir visa mokša, tai yra, čia toks kaip ironija, visiškas sarkazmas. Tai mirtis ir yra mokša, vis daugiau nieko nėra.
kad tiesiog tu liaujas, visas kvėpavimas dingsta, visa prana, tai ir mokša. Ir... Bet kodėl tai yra ironija ir sarkazmas? Čia nebent skaityti iš tokio labai dvasingo žmogaus pozicijų, bet gal čia visai ne ironija, ne sarkazmas. Jo, galime žiūrėti, jeigu žiūrėtume... Jo, aš šiek tiek... Aš tiesiog manau, kad Shankara, kai rašo šitas pseudo Shankara, tą veiklą, tai jis truputį tendencingai, jis nenori perteikti tos visos, kaip būtų. Dėl to aš manau, kad toks supriešinimas, toks griežtas supriešinimas, jis nėra patrauklus. Nu, čia man taip atrodo, nežinau, čia galime galbūt ginčytis, kad taip išsakyti, kad mokša yra mirtis ir... Bet sutinku jo, kad galime žiūrėti iš kitos pusės, kad čia parašyta labai rimtai ir šitie abu sakiniai tiesiog perteikia. Bet aš labai abejoju ir visgi sakytų, kad linksminimasis ten maistu, ten su jaunom ten mergelėm 16, kad čia būtų rimtas pasakymas, nes tiesiog jis diskredituojantis toks. Niekas diskredituoja tik tai, jeigu tai žiūrim be konteksto. Bet jeigu mes žiūrim kontekstą, tas brahmaniška kultūra, nuolatinio šnekėjimo apie kažkokius rojus ir pragarus, tokie ritualai, jeigu visą tai, kas parašyta, suvokti kaip kritika to, kas yra, tai tada kalbėjimas apie rojų, kuris yra čia, jis neatrodo toks, nežinau, nei vulgarus, nei kažkoks... arba kalbėjimas apie mirtį kaip išsilaisvinimais, galima gal tai interpretuoti kaip tame kontekste, kaip kritika to, kas kalbama kitaip. Jo, sutinku, tai čia šiek tiek tendencingai iš tą vietą perskaičiu, sutinku. Galime ir tai pažiūrėti, kaip sakai. Jo. Gyvūną, kuris aukojamas, neva jis ten į rojų ir sakymą, kad... Jo, ta vieta tai yra tokia, nu, bet ten yra autentiškas Sutra, gero, kaip man yra. Krišna Bhattacharya, nes toks jau argumentas rimtas, kad atrodytų labai. Na čia tas pasakymas, kad ta skaistybė ir kiti tokie, čia parašyta tie tokie susitarimai yra išsigalvoti tų silpnųjų. Čia irgi įdomi, kaip silpnųjų išsigalvoti, o tai kame yra stiprybė? Stiprybė yra mėgautis visais tais dalykais. Bet jeigu tu matai ištisą kastą žmonių, kurie gyvena vien iš to, kad kiti žmonės mano, kad ritualai turi prasmę ir duoda jiems visą išlaikymą, ir žmonės nieko daugiau nedaro, tik tai, kai kiti žmonės, pavyzdžiui, kažkokie fizinio stiprų reikalaujančiai. Kaip jie nieko nedaro? Nu, yra tas, Visą dieną ten tose maldose, ten nėra taip paprastai. Toks yra sakinys, kad, pavyzdžiui, Agnihotros ritualas, tai yra Agniui pieno pilimas, tas 3 vedos ir triguba lazda, asketo tepimasis pelenais savęs ir visa tai yra tik būdai, gyvenimo būdai, kurie neturi budjo, intelligence, kas neturi energijos, tas, kas neprotingi atrodo visiškai ir neturi jėgų, tai čia tiesiog tokia kaip, man tai skamba kaip antstatas ir bazė, čia tokia kritika, grinai, kad jie čia susigalvoja savo visus dvasinius dalykus, grinai, kad pateisinti savo tą gyvenimą, sakykime, nors čia, aišku, bet aišku, čia galbūt ne tiek, galbūt kiek marksistiškas, čia yra to nyčiškumo gal šiek tiek, gal čia daugiau nyčiškumo labiau būtų visgi, nes kalba jėgos santykiais, tais, kad tie silpni, nes silpnas stiprus, čia labiau nyčiškas galbūt diskursas, kai jis įskiria, kad ir gal čia kritikuoja arba alternatyvus yra ne kažkokiam idealizmui, bet kritikuoja iš esmės socialinę santvarką, o ne patį dvasingumą arba tai, kas rašoma tose vedose. Kaip ir marksizmo atveju, tai nėra kritika, nežinau,
Dievo kaip tokio, tai yra realybės, socialinės realybės kritika, kuris gali skambėti kaip kritika. Jo, sutinku. Bet kuriuo atveju kritika yra rimta. Man atrodo, kažkaip brahmanistinė mokykla, tai... Bet jinai yra dar, socialiai žiūrint, jeigu čia, aišku, gal šonas... Čia dar kas įdomu, kad neužmiršim, kad šituos sakinius visgi jie išliko. Čiagi rašo, čiagi tas Šankarais nėra Čarvakų šalininkas, bet pasiliko jie, vadinasi, kažkaip kritiškai priimta buvo, vis tiek, nepaisant to, kad patys Čarvakai jau tikrai, tai tuo laikotarpiu jų nebuvo kaip tokių, kai šitas yra atpasakojama apie juos, ką teigi, jau buvo kaip nunykę, visgi matom tuos jų perteiktus teiginius, gan vis tiek taip, manyčiau labai kritiškai, taip, labai stipriau kažkaip gal net nelabai ir pasakysi. Vat, aš prašau, kad pertraukiau. Tai aš iš tos socialios pusės, jeigu taip, tu gali kritikuoti ir sakyti, kad čia durniai tas taisyklės įsivedė, iš kitos pusės tai yra labai slidu, tada tu suteiki galimybę kitiem, kurie galbūt irgi, kodėl jie gal irgi neturi to proto ir neturi tos energijos, bet jie pradės elgtis hedonistiškai ir tada neliks jokių taisyklių ir jokios moralės. Tai čia labai konservatoriškas toks jau požiūris, kad jeigu čia viską taip paleisit, tai jau čia nieko jau nebus tvarkos. Taip, tašnė, o kodėl laikytis tvarkos? O kam iš viso, jeigu taip, kam reikia laikytis iš viso tvarkos? Jeigu aš norėsiu, aš gyvensiu, darysiu, ką noriu, atėjau, pasiėmiau, ar atėjau, pasinaudojau moterim ar kitų maistų. O kodėl kam man reikia laikytis tvarkos, jeigu čia pat, Sakau, šituose liudijimuose čia tiesiog nėra pasakyta tos teigiamos kažkokios pusės, tos kaip visuomenę reguliuoti, tiesiog neperteikta. Čia būtų tas šališkumas, nes turėtų būti tas pateikta. Nes tiesiog ar kažkaip socialiai susitariama, visi vienas kito priešai, yra tai kažkaip susitari, kad nedarau tau, kad tu man nedarytum ar kažkaip panašiai. Čia atrodo, kad galvojame, kad žmogus prigimti kaip kažkokia bloga, kurios neišvengiamai be kažkokio baimė ar valdymo mechanizmo, jos niekaip negalima... Jo, tai šita tendencija yra. Jinai yra minima budistiniuose, kad viskas blogėja. Tai čia ir jugos tas viskas, kad blogėja. Kad anksčiau žmonės buvo geresnio viskas ir dėl to, pavyzdžiui, Artho šestros veikaluose visokiuose, kur apie politiką, kur galėtume taip sąlyginai sakyti, yra tokių kalbėjimų, kad valdovas įsirenkamas tam, kad įsivestų tvarką, nes žmonės pradeda pyktis tarpusavy ir peštis. Tai čia yra motyvas dažnas Artho šestro. Ir Puranuose yra minima tokių dalykų, kad radžos tuomet iškyla, arba koks nors nuleidžia Dievas, Indra kokią radžią, pavyzdžiui, Manu nuleidžia. Tada pirmąjį žmogų, kad paskyrė į karalium, arba pasakė, kad jūs patys įsirinkit, bet tik jūs tarpusavėje nesipeškit. Tai čia vienas toks motyvas yra. Jis toks paplitęs per budistinę literatūrą, ir per Džainų, ir Džainų, ir Puranuose paplitęs, kad tokio susitarimo koncepcija, kad patys žmonės, arba patys žmonės įsirenka, arba Dievas pasako, kažkuris iš dievų pasako, kad susitarkite ar ten kažkaip paskiria valdovą. Tai aš manyčiau, kad tai rodytų, kad čia vienas iš galimų būdų suprasti, kad būtų tokių įstatymo būdų, tokių susitarimo būdų, tuomet galime sugyventi, jeigu nėra. Dharma šestros tam reikalingos, kad apibrėžtų, bet aišku, dharma čia irgi kaip toks, lyg tai Čarvakai neigia dharma. Bet kuriuo atveju būtų toks socialinio susitarimo alternatyva, jeigu nėra karmos. Bet aš vis tiek susitariu ir aš dėl to bijau kitam daryti blogą, nes gausiu atgal iš kito. Bet tai nėra, bet šiuo atveju tai ne koks karmos dalykas, bet toks, šiuolaikinės toks administracijos.
politikos. Leviatano principas. Kokio jie yra luomo tos kastos? Ar tai yra brahmanų kastos tas toks požiūris filosofija, ar jie yra iš kokios tikrai ne brahmanų kastos? Jau sunku pasakyti, neturiu duomenų. Nes brahmanai lieka ten mėgautos kažkuo, nebent jie to etiniu. Aš manyčiau, kad brahmanai tikrai daug buvo. Nes visos jeigu tu rašai sutras ir tu sugebi jas rašyti, ten gal jos nebuvo rašomas, ten pirmas sukūrimas buvo, bet vis tiek turi būti žmogus kažkiek išsilavinęs ir skiriantis laiko daug ne žemę ten dirbti ir ne fiziniams darbams, bet intelektualiai kažkokiai veiklai skiriantis, kuris formuluotų abstrakčias idėjas ir abstrakčiai sugebėtų mąstyti. Neabejotinai, kad čia brahmanai turėjo tą. Ir patys savo kūrė opoziciją įvairiomis filosofijomis. Taip. Ta prasme, iš tiesų, iš kitos pusės viskas buvo paremta, aš manau, kad socialinė to situacija to laikotarpiu. Dėl to ir iš tos socialinės situacijos iškildavo skirtingos filosofijos kryptys. Jo, tai socialinis aiškinimas atrodo patikimas, įdomus. Nes būtent kokiuose artha šestruose, dharma šestruose, ar puranuose daug kur, ten ir nekalbama apie būtent daršanas. Ten aiškinama visuomenė būtent tokių socialinių principų. Kažkas susitarė, valdovas taip ir taip padarė. Ten nekalbama apie tą nei tikrovės, ten tuos principus. Bet jeigu tuos tekstus pasižiūrėtume, tai čia kitas būdas, patys indai turėjo ir tą kitą diskursą, kuriame svarstė tuos socialinius klausimus savais terminais. Ir šiuo atveju, bet pats tas Čarvakų sutrų pavidalas, jis vis tiek, taip kaip išliko, atrodo, kad panašus į daršaną visgi. Ir tos pačios frazės ten atrodo, ta, kur ta rekonstruota, atrodo, kad ten Hatvam Vyakjas Yamaha. Čia kaip ir kitos mokyklos tą patį daro. Tai vadinasi o kitos mokyklos, tai jos į mokšą orientuotos buvo išsilaisvinimą. Tai čia klausimas, kokiam kontekste, kad lyg tai Čarvakai, bent jau Čarvakai, dėl džyvikų nelabai ten turim, net ir tų tekstų ankstyvų nelabai galime išsiskirti labai. Dar reikėjo, kad padirbėtų tyrinėtojai daugiau galbūt. Bet iš Čarvakų matome, kad jie labai panašus į kitas tas daršanų mokyklas, šitos formuluotės. Ir keista, kad jie lyg tai mokšos nesiekė. Arba mokša, tai tuomet yra gyvenimas jiems tiesiog žemė gyvenimas, tarp lokėšų, ajataha, tarp žmonių gyveni, ir čia visa mokša. Ten buvo pasakyta, kad mirtis, bet pasmerelizavimas į savo tikslą, sakytume taip. O ten kaip ir, aišku, man tai vis tiek atrodo, kad, kaip aš jau sakai, mirtis mokša, tai šiek tiek tos tokios ironijos yra, nežinau, nes visos kitos mokyklos sako, panaikinsim kančią. Bet jeigu sąmonės kaip tokios nėra, ne tik tai gerai kažkokie, kurie susidaro sujungus keturiam elementam, tai gerai išgaruoja ir tie elementai vėl išsibarstum, tai ir išsilaisvina viskas čia kaip ir... Jo, sutinku, kad šitas kelias irgi mąstymo. Bet man tiesiog čia neaiškumas. Problema yra čia, kad Čarvakai jie rašo filosofiniu stiliumi daršanų, bet jie visiškai kitaip nei kitos mokyklos rašo. Kaip čia taip yra, galbūt kažko neturim išlikę jų, nes kažką daugiau norėjo pasakyti. Nebejotinai. Ir čia tas man klaustukas tiesiog dėl ko taip yra. Jeigu mirtis yra mokslas, tai tu tada neturi jokių šansų pakelti save į kažkokį aukštesnį lygį. Ir bet ir dar vienas dalykas, galbūt prisiminiau, buvo atkreipęs dėmesį, man atrodo, Bronkhortas, kad gali būti čia ir neautentiškas tas pasakymas dėl mirties, kaip mokšas, nes
čia yra kalbėjimas, nu vis tiek tų brahmanistinių mokyklų terminais, mokša ir dharma. Ir galbūt čia rodo tokį tendencingumą. Tiesiog man to, aš vis tiek žiūriu čia tokią ironiją vis tiek už tų mokyklų, kad nes tuomet, iš vis nekalbėk tais terminais, kodėl tu tą mokšą minėjai, jeigu jinai mirtis. Mirtis yra išsilaisvinimas, tai nuo ko tu išsilaisvini nuo gyvenimo ir miršti tam. Tai jo paprasto būtų tas manymas, kad čia yra brahmanistinių mokyklų tendencingas įvardinimas, kad čia yra, kad čarvakai nekalbėjo nei apie dharmą, nei apie mokšą pagal jį. O kaip kokį taip kosmolygį kaip tik nebėra poreikio atidėti savęs tam aukštesniam lygiui dabar, jeigu kažkaip reikia. Tai dabar, bet tai jeigu tu sudėjai visas pastangas ir tu matai, kad tu matai savo ribas ir tu suvoki, kad tu, bet norėtųsi kažkaip daugiau ir tu supranti, kad šitam gyvenime jau viskas, jau nieko neišeis. Ir kitam gyvenime nebus, nes tik vienas gyvenimas. Pagal čarvakus. Tai pagal čarvakus, tai ta prasme, tai reiškia, tai tada nieko tenai tobulėti. Tai ir sako, tai va šitam atsvarga yra čia. Ir svarga, ir narakas, ir rojus ar pragaras yra čia gyvenant. Su šituo tai gal ir gali būti visai sutikti, kad yra pakankamai rojus ir pragaras šitas gyvenimas. Čia, matai, neprieštarauja mano asmeniniai patirčiai, bet tik tai tiek, kad kažkaip tai... Taip. Įdomu su to tobulėjimu. Ar dar kažkokių, galbūt, pastebėjimų, minčių yra? O tai žodis, kur intelligence, tai kaip yra originale? Reikėtų pasižiūrėti. Budhija tikriausiai. Jo. Prastai, nes mind gali būti ir sąmonės visokios, šaitanis, žinianas ir manas gali būti. Intelligence Budhija. Tai intelektas? Jo, čia aišku atskira istorija dėl intelekto vakarų, pačio žodžio ten labai painu, kaip ten vakaruose. Lotyniškai bando išvertinėti nusą ir ten daug labai nus reikšmių turi graikiškai ir po to. Bet čia atskiri klausimai. Tai tuomet, jeigu kažkokių daugiau klausimų nėra šiandien, tai dėkui tuomet visiems už šiandien ir tuomet iki susitikimo kitą savaitę, bet mes kalbėsime kitą savaitę apie naująją njają. Apie naująją njają tai grįšime prie brahmanistinės mokyklos, kuri vienintelė iš bevedantos išlieka ir toliau irgi sprendžia pažinimo ir tikrovės klausimus. Tokie, gan griežta mokykla labai, tokie analitikai tokie, Indijos. Tai ačiū labai jums šiandien.